Viena iš mano mokinių neseniai džiaugiasi žiemos orais ir angliškai pasakė, kad jai patinka, kai lauke sninga. I like when it is snowing. Aš su ja sutikau, tačiau pastebėjau sakinyje dvi klaidas. Ar jūs jas irgi matote? Visų pirma, veiksmažodis like anglų kalboje reikalauja papildinio objekto. Būtina nurodyti, ką mėgstame. Lietuvių kalboje čia papildinio nereikia, jis tarsi numanomas, todėl sakome man patinka, kai sninga. O angliškai turime sakyti man patinka tai, kai sninga. I like it. Visų antra, sniegas tai pasikartojantis reiškinys, bendras faktas. Mes norime pabrėžti, kad žmogui apskritai patinka, kai būna sniego. Šią reikšmę gramatiškai išreiškia paprastasis esamasis laikas, present simple tense. Todėl šituo atveju natūraliau skambėtų veiksmažodžio forma snows. When it snows. Esamasis tęstinis laikas, present continuous tense, čia nelabai tinka, nes kalbame visgi ne apie laikiną dabartinį momentą, o apie tipišką situaciją žiemą. Taigi pasakykime dabar kartu visą sakinį taisyklingai. I like it when it snows. I like it when it snows. Namų darbams išverskite anglų kalbos sakinį man nepatinka, kai lyja. Lauksiu jūsų atsakymų komentaruose.